3 žingsnių kvėpavimo pauzė. Atsisėskime tiesiai, ramiai, vengdami įsitempimo. Jeigu norime, užsimerkime. Jeigu nesinori užsimerkti, galime pakviesti save nudelbti žvilgsnį žemyn, kad vizuali informacija netrukdytų stabtelėjimui. Ir pakvieskime save įsisąmoninti visas patirtis, savo mintis, užduokime sau klausimą, kokios mintys man ateina į galvą. Ir kiek galime, pripažinkime šias mintis tik kaip savo smegenų produktus, kaip tiesiog mintis, nesusitapatindami su jomis, neprisirišdami prie jų. Tiesiog pastebėkime savo mintis, ateinančias mums į galvą. Dabar gal galime pakviesti save įsisąmoninti savo jausmus. Užduoti sau klausimą, kokias emocijas ar jausmus šiuo metu jaučiu. Ir geranoriškai pripažinkime bet kokias emocijas ar jausmus, patinka jie mums ar nepatinka. Be jokio vertinimo atsigręžkime į jas ir patyrinėkime. Ir dabar gal galime pakviesti save įsisąmoninti savo kūno pojūčius, užduodami sau klausimą, kokius kūno pojūčius šiuo metu jaučiu. Pakvieskime įsisąmoninti savo kūną kaip visumą ir priimkime visus kūno pojūčius, kokie jie bebūtų, nebandydami jų keisti. Priimkime bet kokią patirtį. Ir dabar gal galime perkelti savo dėmesį nuo kūno į kvėpavimą. Pakvieskime save įsisąmoninti savo kvėpavimą, pastebint visas jo 4 ciklo dalis.
įkvėpimą, pauzelę tarp įkvėpimo ir iškvėpimo, iškvėpimą ir pauzelę tarp iškvėpimo ir įkvėpimo. Galime pasirinkti kūno vietą, kurioje stebėsime kvėpavimą. Ir panaudokime kvėpavimą kaip inkarą susijungti su dabartimi ir realybe. Susikoncentruojame į dabartį, realybę ir tai mums leidžia padaryti išminties pauzę prieš reaguojant į situaciją. O dabar gal galime išplėsti dėmesį vėl į visą kūną, į mūsų laikyseną, veido išraišką, tarsi atsivertume pasauliui, įjungdami naujoko protą, tarsi pailsėję po kvėpavimo pauzės ir turėdami daugiau galimybių. Jeigu patiriame nemalonias patirtis, jas irgi galime priimti su atvirumu ir geranoriškumu bei smalsiu tyrinėjimu.